Kas įvyks, kai uždegsim šitą propano balioną? Atrodo sprogo, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų tai tiesiog ganėtinai greitai sudegė. Kad propanas sprogtų, reikia gana tikslių sąlygų. Labai svarbus oro ir propano santykis. Propano turi būti tarp 2 ir 9% ore. Jeigu mes pataikom į šitą santykį, bum! Jeigu nepataikom, gali net neužsidegti. Kitoje spektro pusėje yra vandenilis. Vandenilis yra labai pavojingas. Nes vandenilis sprogsta žymiai platesniuose rėžiuose. Tarp 18 ir 60% ore vandenilio gali smarkiai sprogti. Net turint 100% vandenilio balioną jisai dega, bet labai staigiai. O čia mes jau turim šiokį tokį sprogmenį, nes čia yra vandenilio pilnas balionas, į kurį dar pripūtėm ir deguonies. Tai reiškia, kad vandenilis jau nebegreitai degs, o iš tikrųjų sprogs. Įsisprogdinsim mes lauke. Mūsų balionas yra dabar šitam mažam namuke, bet viena iš mūsų namo sienų yra saulės panelė. Nes šito video rėmėjas yra Ekoenergos, kuris paprašė išbandyti jų ultra patvarias saulės paneles. Tuo ir išbandysim. 3, 2, 1. Ir po mūsų didžiojo sprogimo namelis išsitaškė, o mūsų saulės panelės visiškai sveikos. Netgi jeigu mes jas prijungiam prie savo turimo inverterio, mes galime generuoti galią. Reiškia, viskas veikia. Tai jeigu jūs norite tokių stiprių ir patikimų saulės jėgainių, skambinkit Ekoenergos.